Didžiausia auditorija, kuri žiūri, yra 24 metų ir 45 metų. Vat pas mus formuojasi tokia auditorija, ar ne? Ir yra realiai iš mano pavyzdžių ir mano pažįstamų, kur sėdė 30 metų bičas ir sako, blemba, aš jau čia 5 metus šitoj srity dirbu, žinok, jau man per vėlų čia jau kažką keisti ir panašiai. Ir jisai gali tikėti to, ką sako. Ja, tai aišku, lengviausia pasakyti, čia pasiteisimai, tu mažai valios turi, davai tu pradėk, tu čia daryk, tai tau pasiseks. Ten, žinai, jeigu jisai kažką daro 5 metus ir jam tas nesiseka, tai yra 2 keliai. Arba nustoti daryti, tos pačius dalykus ir tikėtis kito rezultato, arba antras yra kelias, tai neturėti lūkesčio. Kas yra įdomiausias dalykas, lūkesčiai mažina džiaugsmą, yra toks posakis. Jeigu turi kažkokį lūkestį didelį, mes turim dažniausiai lūkesčių savo atžvilgių, kitų atžvilgių. Jeigu turi lūkestį, tu gausi mažiau džiaugsmo. Pavyzdžiui, pavyzdys, planuoja eiti į kiną ir tau kas, Deadpoolas dabar bus, Tipo, ir tau, tu lauki to Deadpoolo, jau bus, čia nerealiai, čia matei trailerius, viską jau varysi. Tiesa, kai šitas video išeis, jau Deadpoolas bus pasirodęs, kai mes filmuojam, dabar dar jo nėra. Tai jau tu turi tokį lūkesį, jau varysi, ten taip nerealiai, jau ten ir tas ir šaudys, ir gaudys, ir viską bus. Ir tu jau toks užsihypinęs, nuvarai, dar koks draugelis iš jo papasakojo, eina savo orinai, koks Deadpoolas nerealu, aš ten, wow, man buvo geriausias su laikų filmas. Nuvarai Deadpoolą, ir jisai yra, neblogas, fun, tikrai neblogas. Bet tavo lūkesis buvo čia, tavo rezultatai buvo čia, Tai tu išeini nusivylęs, nors jeigu tu nežinotum to, neturėtum lūkesčio, tu išeitum, wow, buvo kažkas, man su Bad Boys taip pat buvo, aš nieko neturėjau, į Bad Boys 4 nuėjau, eina savo, aš turbūt, man pačios geriausios emocijos buvo, aš taip prisižengiau tam filme. Tai mes dažniausiai turim nepagrįstus lūkesčius kitų atžvilgių ir savo atžvilgių. Ir dabar tas jaunuolis 30 metės, kuris sako, aš čia darau ir taip toliau, man nepavyksta, tai sumažink lūkestį, brolau. Jeigu tai, ką tu darai, tu matai tame prasme, tau realiai tai patinka, tu nuo to kaifuoji, bet tu nori labai daug pinigų, bet matai 5 metus, nesigauna tau tie pinigai. Tai tada arba suvok, tai yra, nebus iš to pinigų ir daryk ir mėgaukis, arba tada tu keisk savo sritį, arba adaptuok, modifikuok, tą darbą. Bet kaip aš prieš tai sakiau, anksti susenę, žmonės, kurie, anksti pasenę, 20-30 metų. Man 46 metai, iš profesiją keičiau kelis kartus. Ir aš žinau, kad aš dar keisiu. Aš dabar darau ten YouTube, darau TikToką, darau ten video, taip toliau. Ir aš žinau, kad gali būti mano gyvenime ateis tos etapas, kad aš dar kažkaip į kitą sritį dar nueisiu. Nors prieš tai vadovau ten didžiulė kompanija, ten tarptautinė įmonė ir taip toliau. Tai reiškia visiškai skirtingos veiklos. Dar prieš tai viešo kalbėjimo renginius, vesdavau mokymus, ten team buildingus ir taip toliau. Ir man niekada netrodė, kad, viskas, aš jau čia nieko nepasieksiu. Tai kaifuoji, tu gyveni, mėgaujasi, come on. Jo, čia vienas iš pašnekovų buvo sakęs, kur kiek tu nustatai tą savo lūkestį, pavyzdžiui, kad jaustumės laimingas. Jeigu tavo lūkestis ten yra, kad tu tik milijoną uždirbęs ten per mėnesį, kiekvieną mėnesį būsi laimingas, tai turbūt sunku tą pasiekti ir tu pradedi per laiką save engt veikti dėl to psichologiškai. Arba jeigu tu galvoji, kad, tarkim, tau atsikelt ryte, šviečia saulė, turi pusvalandį savo, ramiai pavalgyti, spėjai darbą, neskubėdamas ir panašiai. Gali būti, kad tavo diena, jeigu tokie lūkesčiai realiai pas tavį ir yra, tai tu tiesiog džiaugsies tais mažais dalykais ir tie maži dalykai tave ves į priekį. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.